Labas vakaras mūsų auditorijos žiūrėtojai. Šiandieną 4. mūsų pokalbių laida ir svečiuose yra svečias, netgi iš Anglijos atvažiavęs. Ir mūsų tema – kodėl meistrai renkasi tinklinį rinkodarą. Iš tiesų. Tai paprašysiu Vilmos prisistatyti, nes jinai geriausiai save pristatys. Tai Vilma, kas tu, apie ką tu, ką veiki ir sekantį klausimą vėliau užduosi. Labas vakaras visiems. Esu Vilma Stanislovaitinė, dirbu pėdų priežiūros specialistė bei pedikiūro meistrė. Kaip jau Lina minėjo, gyvenu Anglijoje. Dirbu tiek su estetiniais, tiek su probleminiais pedikiūrais. Tai, žodžiu, padedu klientams spręsti nagų bei pėdų problemas. Kiek man teko domėtis ir kiek aš matau, kad esi labai sėkminga meistrė. Iš tikrųjų, turi labai daug klientų. Ir žinau, kad dar dirbi ne tik tai, kad kaip pėdų priežiūros meistrė, bet ir turi dar kitą, klasikinį darbą, taip? Taip, iš tikrųjų, dirbu samdomą darbą. Mano aplinkoje turbūt tik tai žino, kad aš dirbu ir aišku klientai, nes socialiniuose tinkluose apie tai tikrai nekalbu, nes tiesiog yra paprastas samdomas darbas, dirbu su apmokymais, apmokinu žmonės kaip saugiai ir pagal visas procedūras dirbti. Tai esi iš tiesų labai veikli moteris. Kiek žinau, tu pati prasitarei šiandien, kad gyveni jau Anglijoje 21 metai, taip? Prasidėjo 21, tai iš tikrųjų labai didelis laikas, ten esi puikiai įsitvirtinusi, ten tavo namai, tavo šeima visa ir tu dirbi per 2 darbus. Tas rinkosi galbūt ilsėtis, o tu dar renkiesi dabar meistrystę, reiškia nori ko gero išeiti grinai į savo specializaciją. Ir paskui dar ir čiogan. Taip, daug metų, kaip jau minėjau, dirbu samdomą darbą, bet visą laiką buvo tas širdį, kad noriu dirbti savo, noriu daryti tai, kas patinka ir iš tikrųjų užtruko man atrasti, kas man būtent patinka. Baigiau labai daug įvairiausių kursų, bet vis neatrasdavau kur. Bet prieš 3 metus pradėjau gilintis į pedikiūrus, kaip ir bet kuri meistrė pirmiausiai nuėjau tiesiog paprastam pedikiūrų kursui, bet pastebėjau, kad kuo didesnė problema, tuo man labiau patinka ir tiesiog pradėjau gilintis būtent labiau į probleminius. Tai pradžia buvo tokia, kad dirbti savo ir aišku palikti samdomą darbą. Ir iš tiesų jau galėčiau tai padaryti, bet dar kažkas tai trukdo išeiti, nes norisi to saugumo. O jeigu būtų, paminėkim, COVID-ą, kai visus uždarys, kas tada, tai norisi turėti dar kažkiek tai... Žodžiu, saugumo tokių kišenių, ar ne? Aš esu saugi, noriu būti saugi, kad nesakyti save į tokią padėtį, kad... Aha. Tai dėl to nepalieku to samdomo darbo, nors tikrai galėčiau jau tai padaryti. Tai dabar tavo Facebooko ar Instagramo, kaip žmonėms tave rasti? Instagrame SV Pedike. Tai SV? Taip, nuo vardo ir pavardės. SV ir Pedike, tai pėdų tiesiog priežiūra. Nes stebėjau story, tai iš tikrųjų labai atrodo tokie problematiniai nagai, tikrai su unikaliom problemom dirbi ir pas tave žmonės kreipiasi ir tu jiems padedi netgi. Taip, tai dauguma sudėtingų situacijų. Dauguma labai stebisi, kodėl būtent dirbu tokį darbą, bet kai sakau, turbūt nėra nieko maloniau, kai didelė problema, kur negali padėti gydytojai, nes kaip Anglijai tikrai yra mažai, kurie gydytojai gilinasi, tiesiog jiems yra viskas normalu, tai kai padedi ir kaip tu matai rezultatus, tiek klientas džiaugiasi, tiek aišku aš pati. Ir tada natūraliai klausimas kyla, tau užtenka paroje valandų, nes dirbi klasikinį darbą su savo pedikiūrais ir įvairiom problematikom klientų ir dar tavo gyvenime atsirado kompanija čiogan. Iš tiesų, jeigu taip atvirai, tai neužtenka. Kai aš pasakiau vyrui, kad pradėjau dirbti kartu su čiogan kompanija, tai vyro toks buvo klausimas, tu nori uždirbti visus pasaulio pinigus. Dar tu neužtenka. Moteris iš tikrųjų gali daug, kai jos nori. Ir jos savo laiką investuoja į dalykus, kurie atneša vertę. Karjeristės moteris tokios, ar ne? Tai panašu, kad Vilma ir esi ta karjeristė. Žinau, turbūt, nežinau. Turbūt, gerai. Tai dabar, kaip tavo gyvenime atsirado kompanija čiogan? Kodėl čiogan? Ir kai aš tave pakalbinau, nes aš taip pat ieškau tokių žmonių, kurie turi savo darbo vietas, kurie yra specialistai, kurie turi grožio salonus ir kirpėjai ir taip toliau, nes su mūsų produkcija jie puikiai gali dirbti. Ir aš tada pašnekinau ją ir teko man jos laukti 10 mėnesių, kol apsispręs. Pirmas klausimas, kodėl taip ilgai? Ir antras klausimas, kodėl čiogan tada? Kodėl ilgai? Tai iš tas pačios pasiūlymą gavau praeitų metų kovo mėnesį, bet būtent tuo laiku buvau labai susikoncentravus būtent į mokymus, nes reikėjo pasibaigti mokymus dėl pėdų, keičiau darbo patalpas, išėjau dirbti, tai žodžiu buvo labai didelė koncentracija į save, į klientų bazę, tai tiesiog buvo tas toksai, kad galbūt būsiu, nebuvo tikrai, kad toksai atmetimas, kad ne man nereikia, bet ne dabar.
Ne dabar, tik nežinau tos datos kada. O kodėl tada kompanija Čiogan? Dėl to, kad aš tave pakviečiau? Turbūt. Esam kartu būsęs kitoj kompanijai. Kažkiek tai apie tinklinį marketingą bendrą vaizdą žinau, kas tai yra ir kiek galima uždirbti, bet, turbūt yra visą laiką maloniau prisijungti, kai kažkas tai pateikia pasiūlymą, papasako, kas, kaip, ką, kaip pačiai nereikia ieškoti informacijos. Aš tikrai tokią žinau, tokią tiesą patyriminę. Tie, kas jau buvę tinkliniai rinkodaroj, pažinę ją, jie netmeta daugiau niekada tokios galimybės. Gali būti, kad keičia kompanijas, bet jie ir lieka toj nišoje. Reiškia, galima tradiciškai dirbti, tu pavyzdžiui, gali kažką visiškai netinklinį produktą prisijungti, tenai su pėdom dirbti, taip pat galėtum produktus parduoti, bet kodėl būtent tinklinės rinkodaros galimybė tau buvo tokia, patraukli? Pirmiausiai turbūt, kad ne tiek, kad iš pardavimų galima parduoti ir uždirbti, bet tiesiog kurti komandą ir iš komandos taip pat komisiniai galima. Ir kiek mes jau žinom ir dauguma, kurie yra prisijungę, kad iš Čiogan kurti pasyvias pajamas. Taip, yra tikrai geras uždarbis ir kompanija suteikia puikias galimybės. Jo, tu mūsų rate, mūsų grupėje esi žvaigždė. Dėl to, kad prisijungiai ir iš karto toks didelis rezultatas, tiesiog tarp 500 grupės narių tu buvai top pirmoje vietoje iš asmeninių pardavimų. Tai pasakyk, per kiek laiko, kokį rezultatą padarėjai ir ką tu padarai, kad tas rezultatas būtų? Tai pardavimai, kokie produktai? Aš prisijungiau šiek tiek anksčiau birželį berods, bet pirmą užsakymą padariau gruodžio mėnesį. Tai pirmą užsakymą savo, tai tiesiog įsigijau tą kvepalų lagaminėlį, kažkokius tai produktus savo pamėginti. Ir pirmas tas užsakymas iš klientų, tai buvo sausio mėnesį. Tai aš grįžau darbą po atostogų, po naujų metų. Tai tiesiog savo klientams pradėjau siūlyti dar irgi taip iš pradžių, buvo labai nedrąsu, nes, galvoju, kad klientai nesuprastų manęs klaidingai, kad jie ateina pas manęs pasidaryti pedikiūrą ar ten išspręs kažkokią tai problemą, kad jie privalo tiesiog pirkti, kad nepabėgtų, sakys, pas tą nueisi, tai reikia čia dar kažką tai įsigyti. Tai tiesiog tas toksai iš pradžių buvo toks labai sunkus per save perlipti, dar siūlyti kažką, tai atrodo čia nelabai ta pati veikla. Bet mano nuostabai buvau maloniai nustebinta, kaip klientai tiesiog domėjosi, pirko, užsisakė po 1, 2 ir daugiau kvepalų. Tai pagrindinis mano pirmas užsakymas buvo iš kvepalų. 46 buteliukai buvo užsakyti būtent klientams. Tai tas toksai, kai dariau pirmą tą užsakymą, tai skaičiau kelis kartus, ar tikrai tiek yra, nes tiesiog pačiai buvo lengvas šokas, kad tiek daug prisirašė. Ir tai reiškia, kad kvepalų lagaminėlis yra puikus darbo įrankis, kur čia ir dabar tie kvepalai yra parduodami, nes žmogus patestuoja, kol tvarkai tu pėdas, jūs šnekučiuojatės ar ne, ir tada žmogus testuoja ir jisai pasirenka kvepalus, užsirašo ir tada tu užsakai iš Italijos ir atiduoti, kai žmonės ateina pas tave į kabinetą, arba ateina pasimti. Tai kai mes su kliente juokiamės, tai sako, pas tavęs Vilma, kiek dabar pinigų atsinešti? Sako, pas manęs viską galima įsigyti, nuo pedikiūro paslaugos, kvepalai, valymo priemonės, šampūnai, kremai, žodžiu, papildai, ką norite. Tiesiog aš taupau jūsų laiką. Jūs ateinat ir gaunat viską vietos, kurių nereikia važinėti niekur. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš kaip klientė, jeigu tokią paslaugą, ten, kur aš lankausi, Tauragėje, ar ne, pasiūlytų žmonės, meistrai, aš manau, kad aš apsidžiaugčiau, kodėlgi ne, vis tiek aš turiu laiko, tai kam tuščiai apie kažką šnekėti, kai tu gali tiesiog kažką patestuoti ir dar daugiau vertės gauti. Jo, kai aš sakau, smagu yra su klientais padiskutuoti, tiesiog jų reakciją pamatyti, panašus kvapas, nepanašus, patinka, nepatinka, nes tikrai sausio mėnuo, tai visi esam po kalėdų, visi kvepalų dovanų esam gavę ir dažniausiai buvo taip, kad, nenoriu, turiu labai daug, bet vis tiek, pamėginsiu, pažiūrėsiu, tai paskui po kelių dienų rašo, žinai, ką sako, vis dėlto sako, aš noriu. Užsakyk man tą ir tą, paimsiu, noriu, nes kvapas įsilaikė. O kokie yra einamiausi pas tave? Ar kvepalai, ar dar ir kiti produktai, ką žmonės? Ką pasakyti iš, pirmas užsakymas, tai iš kvepalų, tai jeigu numeriukai sakyti, tai 110, 118, 149 buvo, vyriški 61. Jau mūsų žvaigždės kvepalai. Mėgstantis stipresnius kvapus, tai 130. Vienai klientai atėjo pas manęs klientė, sakau, aš turiu tau kvepalus. Nes tiesiog jinai tokiais kvepalais, tai ne mano kvapas, bet jai pasiūliau, sako, jo, noriu. Ir jeigu nepaslaptis, tada kiek ekstra? Tai čia yra ekstriniai pinigai, ar ne? Kaip sakau, kiek tu uždirbai papildomai? Nuo užsakymo. Sausio mėnesių virš 600 svarais. Virš 600 svarų papildomi pinigai.
Tai, o dabar tavo perspektyva, aš girdėjau, kad tu sakai į tinklaveiklą, reiškia į komandą, ar ne? Tai tu esi neilgai dar Čiogane. Kiek laiko? Nuo pirmo užsakymo, tai galima sakyti, antras mėnuo. Antras mėnuo, va prašau, koks pirmas mėnuo buvo toks turtingas rezultatais. Dabar tu jau pradėjai kurti komandą, taip? Ir man atrodo, kad tu taip pat į savo komandą kvieti meistrės, kurios gali pasinaudoti tą progą, kad pas jų ateina klientai ir klientam dar pasiūlyti papildomą asortimentą. Tai pirmiausia, apgalvojau apie meistrus tuos, kurių klientų rankos yra laisvos. Tai reiškia, dirba su pėdom, ar ne? Su pėdom, plaukais, atmečiau kol kas manikiuristas, nes jau reikia skirti papildomai laiko, bet taip, pirmai pasiūliau tai savo kolegijai, draugiai, tiesiog, irgi, kaip sakau, papildomi pinigėliai niekam nemaišom, mes apsimokam nuomą, priemonės savo darbui, tai tikrai nėra blogai, tai pasiūliau kolegijai, jinai prisijungė ir irgi sėkmingai padarė antrą užsakymą. Didelį. Ir taip pat pasiūliau dar vienai pažįstamai, tai matysim, ar jinai lagaminėlis šiuo metu yra pas ją, tai žiūrėsim, kaip ar jai patiks, ar pavyks, ar nepavyks, kaip jos klientai reaguos, aišku, buvo, kam pasiūliau ir gavau atsakymą, ne, bet tai viskas yra normalu, bet su ta mintim, kad gal kada nors vis dėlto jie nuspręs po 10 mėnesių, kaip ir aš, kad vis dėlto nori prisijungti. Klausyk, o kaip tavo klientai, pavyzdžiui, reagavo į papildomą pasiūlymą? Kaip pasakyti, negaliu pasakyti, kad kažkaip tai reagavo. Tiesiog žmogus ateina, tu papasakoji, tokia kompanija, tai ir tą daro. Tiesiog papasakoju apie kvepalus, kokie yra, kokia sudėtis. Ir tiesiog duodi protestuoti. Ir aš esu tokia nuoširdį, pavyzdžiui, įdedi kažkokį tai produktą ir klausi, ar jisai tikrai toksai geras. Tai aš žmogui sakau, kad mano aplinkoje kol kas atsiliepimų nėra, nes aš tik pradėjau. Bet iš kitų yra atsakymai geri. Tai tiesiog sakai taip, kaip yra. Kad žmogus suprastų, kad tu nekeši to produktų. Aš sakau taip, kaip yra. Dar kol kas netestavau, kalbam, pavyzdžiui, apie priemonės, valymą. Tai kai aš pati padarau, pamatau, tai aš jau galiu rekomenduoti, kad taip, jisai yra geras. Bet kol aš nebuvau išbandžius, kol aš nebuvau gavusi produktų, aš niekada nesakysiu, kad jisai yra geras, kad ir kitis sako, kad taip, atsiliepimai yra geri. Bet kai matau, kad pareina atsiliepimai iš mano aplinkos, iš mano pačios teigiami, tai man jau yra lengviau parekomenduoti, pasakyti, kad vis dėlto tie produktai yra geri. Aš, kai tau teikiau pasiūlymą, aš žinojau, kad tu užsiimi pėdų priežiūrą ir mūsų kompanijai Čiogane yra tikrai įvairiausių ir natūralių aliejų, kaip neem aliejus, antibakteriniai, antiparazitiniai, taip pat yra įvairiausių pėdų priežiūrai produktų, kremai, profilaktika ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kad tavo klientams tai būtų pravartu. Dėl to aš ir jos asmeniškai klausiau nuomonės, sakau, Vilma, tu peržiūrėk, yra katalogas, pasižiūrėk tau kaip pedikiūro meistrai, tikrai aš manau, kad bus naudingų produktų. Ir aš manau, kad tai irgi dar buvo vienas impulsas, kad tu susidomėjai ir galvojau, gerai, bus produktų, ką klientam pasiūlyti. Kaip aš esu tokios nuomonės, klientui visą laiką duodi pasirinkti. Pas manęs yra ir kitų brandų, su kuo aš dirbu savo kabinete, tai jų kainos yra didesnės. Tai klientus dabar, pavyzdžiui, pasiūlau, tu gali pirkti to brando, ne, jisai tiek ir tiek kainuoja, jisai yra geras produktas, bet tu gali pirkti ir iš Čiogane, jisai yra pigesnis. Sudėtis yra gera, tai tiesiog kliento yra pasirinkimas, ką jisai nori pirkti. Tiesiog mano toks tikslas yra nekišti, bet tiesiog klientui papasakoti, kad jisai yra taip geras ir kaip visą laiką, pedikiūro meistrų, turbūt visų meistrų yra prieš ir po. Be nuotraukų tai niekur. Tai tiesiog pasidarai klientų nuotraukas ir kas įsigyja Čiogan būtent produktą, kad ir ten pėdų kremą, tai lauksim rezultatų. Ir tada bus lengviau parodyti, nes aš kaip sakau, kaip minėjau, kad pas manęs tik tai pradžia. Man yra sunku sakyti, kad atidirbtas įdirbis, kad yra gerai, viskas gerai, bet reikia laiko, nes matyti rezultatą. Taip, bet tu esi moteris matanti galimybės ir jomis pasinaudojanti. Ir kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Nes tau papildomai nieko daryti nereikia, apart to, kad vienaip ar kitaip vyksta pokalbis kabinete. Taip, per tas 2 valandas, nežinau, kiek trunka ta procedūra, tai kaip aš sakau, kam kalbėti šiaip apie bet ką, kad galima kalbėti tai, kas yra žmogui šiuo metu, pavyzdžiui, aktualu. Irgi tie pati kulnų priežiūra, sausų pėdų priežiūra ir taip toliau, o to labiau kvapai, visada jie pakelia nuotaiką, tai ne tik tai kvepalai, bet ir namų kvapai pas tave, aš manau, ten ir daug kitų produktų. Tai man atrodo, kad tai labai perspektyvu. Kaip tu galvoji, kokiom dar specializacijom, meistrėm, kokiom dar tiktų šitą galimybę, pavyzdžiui? Tai turbūt vienareikšmiškai grožio specialistam. Tiesiog kas dirba su klientais, kai aš sakau, nereikia ieškoti, kam pasiūlyti, jie tiesiog ateina pas tave. Tai yra labai, labai patogu, nes tiesiog klientas ateina pas tave paslaugos, suteikia informaciją, ką iš savo pusės kaip meistras, kažkokią tai rekomendaciją, bet tuo pačiu gali pasiūlyti ir visai kitos veiklos. Ir iš tiesų, nepagalvojau, kad
ne tai, kad nepagalvojau, bet negalvojau, kad dvi atrodo tokias skirtingas veiklas galima suderinti labai lengvai ir kaip aš matau, kad matau ir jau turiu nusistačius datą, kad aš galėsiu palikti tą samdomą darbą, bet dar šiek tiek norisi to saugumo, kad čiogan pakeisti į samdomo darbą, nes su pedikiūrais tai aš jau galėčiau dirbti laisvai, tiesiog savo, bet tas toksai, kai klientas atšauks vizitą, kad man nereikėtų stresuoti, kad aš turėsiu papildomų pajamų iš šitos veiklos. Tai žodžiu, taupysi savo paros laiką, taip, atmesdama savo tą klasikinį dabar samdomą darbą ir su tinklaveikla sukursi pasidės pajamos, kurios atstos tau tą samdomą darbą, ar ne? Tokie planai, tokia vizija ir matau, kad taip viskas įmanoma. Taip, ir tu jau turi partnerę vieną ir dar antrą pakeliui. Taip, antra yra pakeliui, jinai prisiregistravo, tik tai tiek, kad nėra dar pasidarius pirmo užsakymą. Bet... Irgi pedikiūro meistrė, taip. Kol kas pedikiūro meistras. Ir, planuose, kovo mėnesį turėtų lagaminas iškeliauti irgi pas kitą pedikiūro meistrį, kitą miestą. Tai žodžiu, savo komandos atstovės, tavo siekis turėti kiekvienam mieste, o gal net ir kitoj šaly. Kas taip? Nes iš tikrųjų tai yra, žiūrėkit, tai yra ryšių verslas, ar ne? Pirmiausia, mes kūrėme komandas su žmonėmis, kuriuos mes pažįstam, su kuriais mes turime kažkokį tai ryšį, pasitikėjimą. Tai nėra taip, kad tu žmogų gatvėje sutinki ir tu jam siūlai kažkokią tai alternatyvę galimybę. Ne, bet iš tikrųjų tai tiesiog aš pasiūlau galimybę, kurią gali pasinaudoti kitas žmogus, o jo jau teisė rinktis. Bet kokiu atveju aš matau, kad iš tikrųjų, kaip prieš tai buvo story, kad galbūt neįmanoma uždirbti su tinklinė rinkodara, bet štai ir Vilmos pavyzdys, ir daugelis kitų pavyzdžių, ir mano pačios pavyzdys, kad uždirbti su tinklinė rinkodara tikrai yra įmanoma. Kaip manai, ko žmonės prisibijo? Turbūt žmonės prisibijo to, kad nėra rezultato čia ir dabar. Nes kai tu nueisi į samdomą darbą, atidirbsi mėnesį, nežinau, dieną atidirbai ir jau tau savaitę yra labai daug ir yra uždarbis. Bet atlyginant, pavyzdžiui, aš kaip pradėjau pedikiūro meistrą, ne, tai mano investicija, jinai dar po šią dieną nelabai atsiperka, kiek aš jau investavau į įrangą, kursus, nes tiesiog priemonės, tai kainavo tikrai ne 1,000, ir man tas užtruko 2 metus susirinkti klientų bazę, kad gauti tą uždarbį. Tai jeigu žiūrėti ir neturėti samdomą, tai aš irgi einu dirbti savo, bet aš negaunu uždarbą, aš dirbu, bet su to tikslu, kad man tai viskas atsipirks, nes man patinka, ką aš darau. Tai ir čia tas pats tinkliniam marketingė, kad irgi tu matai viziją, tau patinka ir tu žinai, kad tau atsipirks, tik tai tam reikia laiko įdirbio. Ir tiesiog gerai paminėjai, kad čia ir dabar žmogus nori rezultato, bet reikia suprasti, kad tu ateini į visiškai naują sferą. Taip kaip eini klasikinį darbą, pirmą tu turi apsimokinti, tu turi duoti savo laiko, suprasti, įgyti įgūdžių, susipažinti, daryti veiksmus, klysti iš jų taisytis, lygiai taip pat ir čia. Tu ateini iš visą į tokią sferą, kur galbūt tu niekada nebuvęs ir tau reikia tiek daug skirtingų dalykų pačiupinėti, atrasti pirmiausia save, taip kaip tu nori veikti, matyti galimybės, kokias suteikia ši kompanija ir tada pasirinkti, kurią linkme judėti. Ir viskas iškart nesigauna, nes tu mokiniesi. Tu iškart ir teoriją turi, tu ir praktiką, tu mokiniesi, tu ieškai taip pat savo auditorijos ratą, savo klientų ratą, ar ne? Ir tam reikia laiko. Bet kai žmonės ateina, jie galvoja, kad čia nereikės įdėti pastangų. Tiesiog pagal senus laikus katalogą nunešiai, pasižiūrėjai ir viskas, ar ne? Šiuo atveju katalogą mes nenunešam. Ne. Mes su katalogu šiuo atveju nedirbam. Mes dirbam tiesiog gyvai arba per online technologijas, ne? Tai yra daug galimybių, kur tu gali pateikti ir papasakoti. Kai sakau, čiogan kompanija, tai kai dar pasikartos, kad aplinkinių labai daug yra labai gerų atsiliepimų, apie savo aplinkos atsiliepimus galėsiu pasidalinti šiek tiek vėliau, bet kai sakau, turbūt svarbiausia yra produkto kokybė, o jeigu yra kokybė, tai visą laiką bus ir klientas, kuris tą produktą pirks, tas pats kaip ir sulyginant su meistru. Jeigu tu būsi blogas, tu klientų tiesiog neturėsi. Tas ateis kartą ir jie niekada nebesugrįš. Jeigu tu darysi blogai, tai tas pats ir su čiogan produktais. Jeigu jie bus blogi, nekokybiški, aš pasiūlysiu vieną kartą, tu nusipirksi, bet jeigu jisai nieko gero, tu pas manęs negrįš. Bet iš po pirmo užsakymo aš matau, kad klientai ne tik, kad rašo žinutės, kad nori užsisakyti, bet ir prašo, kad ar galiu perduoti draugam, kad pasidalinti, būtent apie kvepus, kaip minėjau, kad pirmas užsakymas buvo daugiau iš kvepalų, tai rekomendacijos. Tai galima sulyginti tinklinį marketingą turbūt su bet kokiu darbu. Tai reikia pažiūrėti, iš kurios tu pusės pažiūrėsi. Man atrodo, yra tiesiog pradedamas naują tinklinės rinkodaros erą, visus mitus tiesiog išaiškindami ir paneigdami, kad visiškai kitaip dabar ta tinklinė rinkodara turėtų suskambėti ir kitų žmonių auditorijose, ausyse, reiškia patys turėtų pabandyti, nes tai yra veikla,
kuri leidžia kiekvienam žmogui atrasti save, realizuoti ir taip pat užsidirbti papildomai. Taip, ir be užsidirbimo yra tokių kaip mokymai, žmonių pažintis, podcastai, renginiai. Pirmas podcastas. Jeigu kažkas nepavyks, atleiskite. Renginiai, tai tiesiog pažintis yra ir kita pusė, su kuria tu tobulėji, kaip pats žmogus pasiėmė idėjų iš kitų žmonių, kur gali pritaikyti praktiškai bet kur. Jo, nes ir to tinklinį rinkodarai, man atrodo, yra žmonės vis, ta prasme, atėję su žingeidumu, su ta idėja, kad aš galiu daugiau ir aš tai padarysiu, nes viskas priklauso, kaip tau sekasi, tai nuo tavęs pačio, nes tie visi iššūkiai, tai pirmiausia yra viduje, žmogaus galvoj, ir jeigu jisai galvoja, kad jam nepavyks, kad jis negali, nemoka, nesugebės, tai ne jam, ir tai yra faktas tada, nes jisai pats sprendžia ir iš to, ką jisai galvoja apie pačią veiklą ir apie patį save, tai jį ir riboja. O jeigu tu galvoji, kad tu viską gali, kad tai yra puikia idėja, su kuria tu nori pasidalinti su savo aplinkos žmonėmis, su savo klientais, nori šitą žinutę paskelbti, kaip ir kiti žmonės galėtų ateiti čia ir susikurti savo darbo vietą, tai viskas tada yra su tuo gerai, tu degi tą idėją, tu skleidi tą žinutę ir tavo auditorija plečiasi, ir tavo klientų ratas plečiasi, ir tavo komanda didėja, ir visi iš to yra laimingi, nes žmonės tikrai, aš sulaukiu daug padėkų, kad sako, ačiū Lina, kad tu man pasiūlai. Aš pati save matau tiesiog, kai sakau, neturiu net minties palikti savo darbą kaip pedikiūro meistras, aš tiesiog dievinu, ką darau ir yra didžiausias malonumas, kai tu padedi klientam, bet su 2 veiklom aš jau matau savo viziją, savo ateitį, kaip aš jas suderinsiu, kad dirbsiu su klientais, dirbsiu su klientais, kad nepersidirbti ir, kaip pasakyti, iš visų pusių gauti pinigėlių. Taip, tai tu kaip meistrė, kaip moteris ir turinti šeimą, kai jis sako, aš neturiu laiko, vaikai, šeima, darbai, neturiu aš šitam dalykui laiko. Tada aš suprantu, kad žmogus atmeta labai gerą galimybę, būtent dėka tinklinės rinkodaros ateityje tu ir turėsi laiko, nes tu galėsi samdomą darbą pakeisti į veiklą, kurioje tu esi, kai tu sukursi jau tas pasyvias pajamas, ne? Tu turėsi laiko daryti tai, ką tu nori. Ir pradžioj taip, kai aš dabar figūruoju, galima sakyti, tarp 3 darbų, tai tikrai paroj laiko neužtenka, bet kai tu nori vis tai padarai, su tuo tikslu, kad ateityje turėsi tiesiog 2 darbus, 2 mėgstamas veiklas ir tu galėsi tiesiog reguliuoti savo darbo laiką, darbo dienas, kaip tu nori dirbti iš namų, tu nori dirbti su klientais, tu nori tiesiog. Pavyzdžiui, kai tu turi ir dabar, sakykim, ir tradicinį verslą, tai yra tavo pedikiūro meistrystė, kurioje tu sakai irgi daug idėjai, kapitalo pradžiai, kad galėtum įsirengti darbo vietą, kad galėtum pilnai funkcionuoti, tai ir tavo kursai, ir tavo įranga, ir patalpų nuoma, ir baldai, ir visa kita, ir užsipirkimas produkto, ar ne? Ir dar kiek laiko reikia, kol klientų susirastum. Ir dabar yra tinklinė rinkodara, kuri nereikalauja praktiškai jokios investicijos, apart to, kad tu įsigyji savo darbo įrankį, su kuriuo jau per pirmas 2 savaitės tu uždirbi. Wow. Tai tiesiog palyginti, 2 metai iš pedikiūro, meistras pėdų priežiūros specialistas, iš kurios pusės, dėl ko aš miniu ir tą, nes dirbu ir su tais, tai negaliu savęs pavadinti tiesiog pedikiūro meistras, negaliu pavadinti save tiesiog pedikiūro priežiūros specialistas. Tai 2 metus man užtruko įsikurti ir tai buvo tikrai nebuvo ne 1,000, tai buvo 10. Ir dabar gal, skaičiuojant, aš jau pradedu uždirbti ir atsiimti tuos pinigėlius. Lyginant su Čiogan, aš pirmą užsakymą ne klientų, bet savo įsigijant lagaminėlį ir aišku, nusipirkau produktų, aš, nepamelavus, turbūt sumokėjau 400 eurų. Tiesiog, nes, įsigyti tą lagaminėlį ir kažkokius tai produktus pamėginti. Bet iš sausio mėnesio man atsipirko ir tas gruodžio mėnesio ir tiesiog uždarbis. Tai tu nemažai dar reiškia produktų įsidėjai papildomai ekstra išbandyti, nes lagaminėlis kainuoja tik tai 120 eurų didysis, mažasis 60 eurų ir tai yra viskas, ko reikia, kad tu galėtum tapti kompanijos nariu, turėti nuolaidas, galimybę parduoti produktą, užsidirbti, reiškia turėti tą franšizę, ne? Taip, jeigu skaičiuojant jau kiek tiksliai, tai už 100 eurų ar svarų verčiant, uždarbis 500 sausio mėnesį. Investavus 100 atmetant produktus, kuriuos aš įsigijau savo pamėginti. Tai plus 500 atmetus jau tai ką mėnesį. Tai verta, absoliučiai yra verta. Tai dar iš tavęs tada trumpai, rekomendacija. Tu rekomenduoji, aš manau, drąsiai. Tikrai taip. Derinti tas veiklas meistrams, grožio salono turėtojams, kirpėjams, tiems, pas kuriuos ateina klientai, ar ne? Taip, nes
na, kai sakau, nereikia kišti, net klientai neturėtų suprasti klaidingai, kad atėjo pas meistrą ir jisai dabar bijos eiti, nes man reikės nusipirkti kvepalų. Ne, tiesiog tu rekomenduoji tas pats, kaip paminėjai, nusipirkti gerą kavą ar nueiti pas gerą kirpėją. Taip. Tai tas pats, tu tiesiog pasiūlai, pabandyti, pažiūrėti, patiks, nepatiks. Klientas visą laiką renkasi, kai aš sakau, nesvarbu, ar tu rinksies meistrą, ar tu rinksies produktą, ar tu rinksies bet ką, visą laiką žmogus renkasi ir jam turi suteikti tą galimybę tiesiog pasirinkti. Tai super, tai gal yra kokių klausimų man arba kažko nepaklausiau tavęs, apie ką dar norėtum pakalbėti. Nes mūsų laikas laidos irgi turi tilpti į formatą ir jisai jau visai į pabaigą. Nežinau, turbūt padėkoti, kad pasiūlai, kad nebuvai, kaip pasakyti, įkyri ir leidai man pasirinkti, nes, na, nuo kovo mėnesio tikrai reikėjo palaukti, buvo tokie keletas, na, kaip pasakyti, priminimų, kad galėjau tą padaryti, bet tikrai Lina nebuvo įkyri, kad čia eik daryk, čia taip gerai, čia vau, čia tas. Tiesiog pasiūlė, paliko ir man turėjo ateiti tas momentas. Nežinau, ar galiu papasakoti, ar neturim laiko, ar ne, kodėl aš nusprendžiau, dar tas toksai buvo, kad man reikia. Tai jeigu greitai, praeitų metų viena maniküristės instruktorė, taip pat gyvenanti mano mieste, labai faina moteris, labai faina mokytoja, išplėtoju save tikrai žinomumo ir veda mokymus ir turi internetinę parduotuvę ir pardavinėja ir viską, ir jinai tiesiog lapkričio mėnesį darė tokį renginį, pristatė mašinų kvepalus ir tiesiog išleido dar vieną kaip atskirą verslą apie mašinų kvepalus ir taip pagalvojau, tai jeigu žmogus jau turi, atrodo jau šiek tiek visko daug, bet vis tiek kažką tai eina, daro dar kažką tai kitokio, dar kažko tai kito. Tai tiesiog, kad tas toksai buvo, kodėl man tai reikia koncentruotis būtent tik tai daryti pedikiūrus, nes kol kas su mokymais aš nenoriu, gal ateityje, tai galvoju, aš praktiškai 30 lapkričio buvo tas renginys, gaila negalėjau sudalyvauti ir gruodžio 12 berods aš priėmiau sprendimą padaryti pirmą užsakymą ir pradėti tiesiog su čiuoga. Tai kartais kiti žmonės irgi labai įkvėpia, ta viena ugnelė trūksta, kad priimtų tą būtent sprendimą. Reiškia žmogui, kad priimtų sprendimą, reikia ir daugiau pavyzdžių. Tai inspiruoja, vadinasi, veiklios moteris jau žinomos, pasiekusios, turinčios stabilius darbus, imasi dar ekstra veiklos, nes mato, kad gali suderinti. Yra dar ugnies kažką kitokio nuveikti, kažką pačiai sukurti, ne? Kažkur pačiai įsilieti į bendrystę naują, kažką naujo išmokti, galbūt patirti, įgūdžius, tos pačios kelionės, mūsų tie renginiai, jie visada tokie yra įkvepiantis ir tarp žmonių, kurie yra verslūs. Tai dar toksai, tai yra visai kitokia niša žmonių. Ir kaip tu matai, kaip pat aplinkoji žmonės, meistrai, instruktoriai, jie tiesiog daro, tas veža, jeigu galima taip įsireikšti, kaip žmogus, nestovi čia, nori kažko tai kitokio, kažko tai naujo ir kartais užtenka to galutinio sprendimo priimti. Tai aš irgi tikiuosi, kad paklausę mūsų laidos žmonės, kurie dar yra, žinai, kaip tu sakai, tos minimalios tokios ugnelės trūksta, kad jie kažką išgirdę iš šio pokalbio galės nuspręsti irgi savo gyvenime daryti pokyčius, kuriems brendo ilgai, bet reikėjo to kažko, kas juos padėtų tą paskutinį taškelį ant jų apsisprendimo. Tai, kaip matote, tinklinė rinkodara yra tikrai gera, nuostabi veikla moterims ir vyrams atrasti čia save kaip verslininką, kaip papildomą pajamų šaltinį ir taip pat atrasti naują bendrystę, žmonių grupę, kurie siekia daugiau, kurie nori daugiau, kurie nori savo gyvenime valdyti laiką, turėti daugiau laiko ir taip pat gyventi gausoje. Turėti finansų, taip, ne iš vienos kišenės. Kai sako, ne piniguose laimė, bet jų kiekį. Tai taip ir užbaigsime. Linkime visiems gausos ir nepraleisti galimybių, kurios esti šalia jūsų. Esantis Lietuvoje galite kreiptis pas Liną, esantis UK galite kreiptis pas mane. Ačiū tau, Vilma, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietei. Ir iki sekančio karto tada. Pasidalinsim po metų. Gal greičiau. Gerai, iki pasimatymų visiems. Ate.